Kodėl kūno nama? Tai yra pats populiariausias klausimas, kurį aš esu iš jūsų išgirdus daugiausiai kartų. Ką reiškia tavo veiklos pavadinimas ir kaip jį teisingai ištarti? Tai štai atsakymas. Pavadinimas susideda iš 3 dalių. Pirmoji dalis. Aš širdyje esu šokėja. Tai yra viena didžiausių mano gyvenimo aistrų. Salsa pasaulyje yra tarptautinio lygio šokių konkursas pavadinimu Salsa nama. Tai būtent iš čia yra tas lotyniškas ritmas ir temperamentas, kurį aš atsinešu su savimi į savo praktiką. Antra dalis. Japonų kalboje žodis nama reiškia tai, kas yra netaisyta ir neįrašyta. Tai reiškia tai, kas turi būti išgyventa praktiškai. Ir trečioji dalis. Lietuvių kalboje kūno nama skamba labai arti kūno namai. Tai ir yra šios terapijos esmė, kad kūnas yra mūsų namai, kuriuos mes turim mylėti ir puoselėti. Taigi, kūno nama – šūkis apjungiantis lotynų aistrą, autentiškumo įkūnijimą ir kūno puoselėjimą.